Tai interaktyvi vaizdo sesija, kuri padės jums patobulinti įgūdžius susijusius su saugiu ir patikimu finansinių operacijų internetu atlikimu. Turėdami šios įgūdžius, jūs gebėsite atpažinti saugias svetaines atliekant mokėjimus internetu, taikyti pagrindinės saugumo priemonės, pavyzdžiui, naudoti stiprius slaptažodžius, naudoti 2 dalių autentifikavimą ir atpažinti bandymus sukčiauti. Atliekant skaitmeninius finansinius sandorius, nepamiršti privatumo aspektų ir galimų duomenų apsaugos pažeidimų. Atliekant mokėjimus internetu, saugoti asmeninę informaciją, kad sumažintumėte tapatybės vagystės ar finansinio sukčiavimo riziką. Įgyti didesnį pasitikėjimą saugiai atlikti finansinius sandorius įvairiose platformose, įskaitant internetinę bankininkystę ir mobiliuosius mokėjimus. Pirmas žingsnis – saugių svetainių atpažinimas. Finansinių mokėjimų saugumo užtikrinimas prasideda nuo gebėjimo atpažinti patikimas interneto svetaines. Ieškokite HTTPS žiniatinklio adrese ir spynos piktogramos naršyklės adreso juostoje, rodančios, kad yra įdiegtas šifravimas. Venkite įvesti jautrią informaciją svetainėse, kuriuose nėra šių saugumo ženklų. Apgaulingos svetainės gali imituoti teisėtas svetainės, todėl visada patikrinkite interneto ištekliaus adresą ir 2 kartus patikrinkite, ar nėra subtilių rašybos klaidų, kurios gali nurodyti į netikrą svetainę. Venkite spausti nuorodas nepageidaujamuose elektroniniuose laiškuose, o jungdamiesi prie internetinės bankininkystės ar mokėjimo svetainių, interneto adresą visada įveskite patys. Jeigu svetainėje trūksta apsaugos priemonių, venkite įvesti mokėjimo informaciją. Antras žingsnis – pagrindinių saugumo priemonių taikymas. Labai svarbu yra apsaugoti savo paskyras. Norėdami apsaugoti savo finansinės paskyras, kiekvienai platformai visuomet naudokite stiprius ir unikalius slaptažodžius. Stiprus slaptažodis yra toks, kuris sudarytas iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių. Be to, įjunkite 2 dalių autentifikavimą, kuris reikalauja papildomo patvirtinimo etapo, pavyzdžiui, kodo siunčiamo į telefoną arba elektroninį paštą. Taip užtikrinama, kad net jeigu kas nors sužinotų jūsų slaptažodį, negalėtų prisijungti prie jūsų paskyros. Trečias žingsnis – saugumas atliekant sandorius. Naudotis viešaisiais belaidžiais tinklais yra patogu, tačiau jie kelia didelę saugumo riziką. Įsilaužėliai gali perimti neapsaugotais tinklais perduodamus duomenis. Norėdami apsaugoti informaciją, visada naudokitės virtualiu privačiu tinklu, kai prie konfidencialios informacijos jungiatės per viešąjį belaidį ryšį. Jeigu turite atlikti pavedimą ne namų tinkle, apsvarstykite galimybę naudoti mobiliuosius duomenis. Be to, atlikę operaciją visada atsijunkite nuo bankininkystės ar mokėjimo paskyrų, ypač bendruose įrenginiuose. Ketvirtas žingsnis – asmeninės informacijos apsauga. Būkite atsargūs dalindamiesi asmeninę informaciją internete. Sukčiai dažnai naudoja įvairius sukčiavimo būdus, siekdami išvilioti jautrius duomenis. Niekada nesidalinkite slaptažodžiu, PIN kodu ar kitais prisijungimo duomenimis elektroniniu paštu ar telefonu, nebent esate įsitikinę, kad tai saugu. Naudokite tokenizuotus mokėjimo būdus, pavyzdžiui, virtualias kredito korteles, kurios kiekvienai operacijai sugeneruoja laikiną kortelės numerį ir taip sumažina sukčiavimo riziką. Penktas žingsnis – pasitikėjimo stiprinimas atliekant saugius sandorius. Siekdami užtikrinti nuolatinę apsaugą, reguliariai stebėkite savo banko sąskaitas, ar jose nėra įtartinos veiklos. Daugelis bankininkystės ir mokėjimo platformų siūlo įspėjimus realiuoju laiku, kurie praneša apie finansinės operacijas. Pastebėję neteisėtus mokėjimus, nedelsdami praneškite apie juos savo finansų įstaigai.
Susipažinkite su banko ar mokėjimo paslaugų teikėjo taikomomis sukčiavimo prevencijos priemonėmis bei saugumo nustatymais. Tai gali padidinti jūsų pasitikėjimą atliekant finansinės operacijas.